salė Vietname, Hošiminas. Šiaip smagu, plus 30, mums ką tik atvykus iš žiemos geras kontrastėlis. Žmonių spūstyse ir motorolerių jūroje. Greitis Hošimin mieste yra tikrai didelis. Ir va matot, aš pats išvyščiau jau nemažą greitį. Rytinė ir vakarinė mankšta čia yra kaip malda. Kuo labiausiai žavi Azija, tai iš tikrųjų žalumynais, vaisiais. Šiandieną imam raudoną. Tai yra drakono vaisius. Man tai žiauriai patinka Vietname, va tokie siauri, aukšti viešbutukai. Žiūrėkit, čia yra kunigas, čia turistas, budistas, komunistas, turistas dar vienas ir melžėja. Ir čia yra socializmas. Taigi viskas, cukranendrių sultis, tai yra tai, ko labiausiai ieškom visose kelionėse tropinėse. Fukuok, kaip šukuok tik tai, arba kukuok tik tai Fukuok, taip vadinasi sala, piečiausia Vietnamo vieta, į kurią atvykom. Čia yra sala, kuri garsėja pipirų auginimu ir perlų gamyba. Ir tuo eisim valgyti ryklio. Ryklys. Ir šiandien toks klausimas yra akistata, kas žiauresnis, ar žmogus, ar ryklys. Labai skaniai paruoštas ryklys su citrinžolėm, su laimu. Jeigu gabaliuką ryklienos paimi ir įdedi į pipiriukus, biškį užsilašini to laimo, tai yra skonis fantastiškas iš tikrųjų. Ôi ta không biết làm cách nào để hướng nàng mãi là của ta trong suốt 3 năm cầu cánh biển. Čia aš noriu girtis, nei čia ką, bet šiandien iš viso laivo pagavau daugiausia žuvų. Vau, kokias didelės. Ir visi klausinėja, kokia čia taigi paslaptis sėkmės. Vejo žmona esu ir tame visas čia sekretas. Gyvenom per 100 metrų nuo jūros, bet pusiaukeliai iš namų iki paplūdimio sustojom pailsėti. Pusrytėlis prasideda 1 valandą, jau savaitę laiko. Žiauriai gerai. Skanaus. Nuostabi vakarienė šiandien. Vadinasi hotpotas tailandietiškam stiliui. Viską patys žodžiu verdamės. Kalmarai aštunkojai, jautiena. Krevetės. Good. Turim draugų gerų. 5 savaičių augintiniai tokie. Pažiūrėk, koks mielumas. Tingi popietė. Kas šiaip prigulės lekuoja, kas kortom žaidžia, o kas kuria muzoną. Pavyzdžiui, čia dabar yra žiedai, paskui subręsta vaisius ir iš šitų vaisių bus daromas vynas.
kurį ką tik ragavome. Saldus, labai saldus iš tikrųjų vynas, nors patikino, kad ten neįlašo cukraus. Kaip vadinasi? SIM, atrodo SIM vadinasi, taip. Kaip SIM kortelė. Kaip SIM kortelė, jo. Šis perlas, o, geras. Mes stovime dabar šalia vėrinio, kuris kainuoja nei daug, nei mažai. 11 000 JAV dolerių. Ir tai yra juodieji pernai, jie yra retesni, už tai šis vėrinys toksai brangus. Stovime prie įėjimo į Kokoso kalėjimą. Žymus šioje saloje prancūzų kolonistai ir Amerikos imperija pavertė šią nuostabią salą pragaru. Coconut Prison kalėjime visam plote yra daug tokių angarų su metaliniais stogais ir sienomis, į kuriuos talpindavo nuo 70 iki 120, kartais ir daugiau kalinių. Dėl pastato konstrukcijos vasarą tai buvo nepakeliamai karšta, o žiemą nepakeliamai šalta. Kaliniai 69 metais iš čia pavyko per pusę metų išsikasti tunelį ir pabėgti. Ir tie sukilėliai grįžo į savo bazę Foucault saloje ir tęsė kovą prieš įsibrovėlius. Ką su jais daro, tai čia sunku pasakyti. Turbūt valgo. Girdėjau, kad čia viską valgo. Šis regionas garsėja džiovintomis jūros gėrybėmis. Čia galima gauti nuo krevečių įvairiausių, nuo džiovintų sraigių, netgi džiovintų jūros arkliukų, iki džiovintų ruonio penių. Patikino, kad jų tikrai nereikėtų valgyti, bet jie naudojami medicininiams tikslams. Taigi, pasigydykit. Pipirų plantacija. Pirmą kartą gyvenime matau, kaip auga pipirai. Visą laiką ant stalo, ne, būna druska ir pipirai, tai va. Bet kol kas jie žali. Koks skonis žalio, įdomu. Jau turi. O, kokia aštrybė. 3 suvalgiau, dega burna. Žodžiu, čia šitose statinėse gaminasi fish sosas. Žuvis sudedamos į tas bačkas ir jos pūna. Sudėta labai daug žuvų ir jos užslėptos. Jeigu dar būtų galima į filmuotą medžiagą įtraukti kvapą. Kvapas įsivaizduojat koks. Nu va, mažulė pateko į televiziją. Mėlyje, kiekvieną dieną turim susimokėti priverstinį mokestį, bet tas mokestis yra pakankamai malonus. Jeigu mes kažko tai nenuperkam iš šitos mačytės, tai jinai tiesiog tupi, sėdi čia prie mūsų ir kol nenupirksim, jinai neišeina. Ko norėtum? Arbūzą. Ačiū Foucault salai, kita mūsų stotelė Mekong Delta. Didžiausias miestas vadinasi Kanto, gyventojų čia apie 1,5 milijono, įsivaizduokit kiek čia motorolerių, o siaubė. O štai ten 87 kvadratų terasa visam mūsų. Dar šitas miestas garsėja ryžiais
garsėja šviežiais vaisiais ir garsėja Mekongo gražiomis merginomis. Vienas didžiausių vandens turgų Mekongo deltoje ir daugiausiai čia apsipirkinėja vietiniai, po to veža į mažesnius turgelius ir viską perparduoda. Bet šiaip fainai, kaip priplaukia prie tavęs visas kavos baras ir siūlo tau atsigert kavos. Aišku, mes atsisakom, nes mūsų gidas sako, kad gal ta kava nelabai švari, nuplukdys mus į geresnę, skanesnę vietą, bet šiaip viskas įdomu. Esame makaronų fabrike. Pirmą kartą gyvenime matome, kaip gaminami makaronai. Taip, sumaišom tešlą, skirtą šitiem nudulsam, ant pečiuko iškepa. Po 10 sekundžių maždaug nuima, sudeda ant bambukinių, nendrinių padėklų. Išneša į lauką, pusdienį jie padžiūsta, tada juos peldžia per specialią mašiną, kur jie tampa nudulsai. Įdomumo dėlį, kaip krenta makaronai. Geras, ne? Ir per dieną ši gamyklėlė pravaro apie 800 kilogramų. Išvertus iš vietnamiečių kalbos, šis vaisius yra laimė. Jo skonis yra žiauriai rūgštus, štai tokia ta rūgšti vietnamietiška laimė. Ok. Palauk, aš žinau, kai jau vos nustoviu. Gerai, jungiu. Aplinka labai faina, kai pats ją susikūri kažkur tai. Kenta. Neaišku visą laiką, kaip tarti čia tų miestų pavadinimus. Kartais atrodo, kad jie su daug keiksmažodžių. Tai va šitam Kenta mieste albumas laiko mašina po truputį stumėsi į priekį. Tai labai svarbu. Labai faina mūsų moterytė, padarė mums ir va, tokias apyrankės labai gražias ir gėlių pripynė. Taip. Rankų darbas. Nuostabu. Ir dabar čia gera vieta. Ir dabar žiūrėk.